Tai sveiki visi, aš esu Ugnė iš debesų ganyklų ir šiandien pas mus svečiuose svečiuojasi Viktorija ir jeigu galima, tai norėčiau, kad jūs trumpai prisistatytumėt. Esu vertėja, daug metų dirbu šitą darbą. Jau galvoju, dabar bandau čia greitai suskaičiuoti. O atsiprašau labai. A, Virš 20 metų gal dirbu. Ir, ir tikrai, kiekvieną dieną tą darau, tai mano kasdienis darbas. Ir vis dar jisai man yra, kaip kažkas tai wow tokio, kurio džiaugiuosi kiekvieną dieną. Kas jums šiaip daugiausiai džiugesio suteikia verčiant knygas? Gal ta pradžia pažintis su knyga, Mhm. kai naują knygą gaunu ir toks jo apima jaudulys, kaip kažkoks toks tai įkarštis. Jo, ir paskui aišku, jeigu tai įdomi knyga, jeigu jinai man patinka, tai jinai man kiekvieną tą mielą dieną, kai sėdžiu ir dirbu, man, jinai teikia džiaugsmą. Ir Mhm. iš tikrųjų įsijaučiu taip, lyg tai būtų nedarbas, bet džiaugsmas. Ir ku- tenka kelis kartus ją perskaityti, tai kartais būna, kad vis labiau ir labiau įsijaučiu ir vis labiau ten susigraudinu, kai reikia, arba prajuokina. E, Tai viena iš knygų, kurią jums teko išversti, tai yra Debesų ganyklos knyga Varnapilio monstrai. Tai kokie jūsų buvo įspūdžiai verčiant šią knygą? Man labai patiko, kaip autorius piešia savo veikėjų paveikslus. Ir monstrų, ir žmonių. E, Toks įspūdis, lyg tai artintumės iš tolo prie kiekvieno veikėjo ir Mhm. žvelgiant iš tolo atrodo kiekvienas keistas, gal baisus. Ir kuo arčiau einam, tuo pamatom, atsiskleidžia vidus, kuris yra gražus. Tai va tas labai, jo tokia meninė priemonė, kur labai man pasirodė įdomi. E, Kitur kaip ir net nesu sutikus, nepatyriau to, tai tas man labai patiko. Tai ir šiaip žmonėms yra įprasta viską sujaukti, tai panašiai buvo ir Varnapilio monstruose, kai pro vieną plyšelį įlindo vaikai pas tos monstrus ir sujaukė visą jų kasdienybę, visą jų gyvenimą. Ar jums teko atsidurti situacijoje kur dėl vieno netikėto atsitikimo viskas susijaukė, bet galiausiai pakrypo į gerąją linkmę? Aš esu gal tokia truputį nerūpestinga apskritai ir dažnai taip einu vabank kažkur tai, kažkaip tai gal pavyks ir dažnai prijaukiu visko. Bet kažkaip labai man asocijuojasi, va praeitą savaitę kaip tik buvau išlėkus atostogų į Egiptą ir labai toks visai susijęs įvykis įvyko, kaip tiem vaikam baigėsi degalai ir jie sustojo vidury miško Mhm. ir blogai ir nežinia, kas čia toliau bus. Tai mes su dukra su keturačiais važiavom į ekskursiją po dykumą ir mums užgeso tas keturatis ir nesugebėjom jo užsivesti, kur ten už virvutės reikia patraukti. Ir visa grupė nuvažiavo ir mes likom vidury dykumos dviese. O, Tai man labai tas panašu į tų vaikų situaciją. Ir nebuvo baisu, atrodo, vis tiek kažkaip tai jis turi baigtis, kažkas mūsų ras ir iš tikrųjų ten važiavo tolumoje kitą ekskursiją, pamojavom ten, toj pat suorganizavo mūsų gelbėjimo operaciją ir tikrai fainai buvo viskas, ta prasme kažkaip tada pamatai, kokie tie žmonės operatyvūs, darbštus, organizuoti ir rūpestingi. Ta prasme, vėl pamatai tos žmonės iš arti.
vat kartojasi man tas motyvas, kad kai prieini arčiau prie žmogaus, kai asmeniškai ryšį kuri, tai tada visai kitas santykis ir kitaip pažvelgi žmogų. Tai žodžiu, ryšiai sukuria mums tą tokią toleranciją ir empatiją kitiems iš tikrųjų. Taip, taip. Taip, tai ir kaip tik prie kito klausimo norėjau vat, prieiti, kadangi knygoje labai daug kalbama apie tą kitoniškumą, yra monstrai, kurie yra visiškai kitokie nuo žmonių, jie gyvena savo toj pilyje, turi susitarimą su žmonėmis, visgi tarp jų yra toksai šiek tiek susipriešinimas. Tai kaip manote, kodėl mūsų visuomenėje vis dar trūksta empatijos tiems, kurie yra kitokie? Ar čia yra to ryšio trūkumas, ar yra dar kažkas? Mūsų, vat, kaip Lietuvos visuomeniai pastebiu, tai trūksta empatijos ne tik tai kitokiem, bet ir saviem, ir artimiausiam žmonėm. Mhm. Ir kažkaip vat, man irgi vat, praeitą savaitę toks per tą kelionę irgi taip nušvito truputį akise šitas klausimas, nes gyvenam viešbutį, kur nu, daugybė kultūrų, daugybė tautų iš viso pasaulio. Taip. Ir vienintelė kalba, kuria buvo šaukiama, rėkiama ant vaikų, kur buvo, žodžiu, labai nemandagios, negražios kalbos, tai buvo rusų kalba. Nei musulmonų kultūrai, nei vakariečių kultūrai nebuvo to. Ir aš galvoju, kad mes labai daug turim dar to išsinešę. Vis tiek ilgai gyvenom toj kultūrai. Ir daug ką turim. Aišku, nesakau, kad visi rusakalbiai taip elgėsi, bet vieninteliai, kurie tai darė, tai buvo ta kalba kalbantys žmonės. Ko galėtumėt palinkėti tiems žmonėms? Kuo palinkėtumėt, kad jie įgytų daugiau tos tolerancijos vieni kitiems? Man tai regis, kad ta netolerancija ir neempatija kyla iš nepasitikėjimo savim. Mhm. Tai linkėčiau pasitikėti savim, taip, kad nereikėtų to pasitikėjimo stiprinti žeminant kitą, Taip. bandant parodyti, koks esu geresnis, nes kai žmogus tiesiog jaučiasi gerai su savim, tai jam nesinori kažkam to įrodyti ar kažkaip pasijusti geriau kitą padarius blogesniu. Tai Varnapilio monstrai yra viena iš kūrybiškos Europos programos projekto Kraunasi kultūra knygų. Ir šios knygos skatina tas europietiškas vertybės. Ir šitoje knygoje yra ta patyčių tema, kitose knygose yra ir apie ekologiją kalbama ir panašiai. Tai kaip Jūs manat, ar tokių knygų skaitimas gali padaryti įtaką jaunajam skaitytojui, daryti protingesnius, tos tolerantiškesnius sprendimus gyvenime? Manyčiau, kad gali padrasinti tikriausiai tuos, kurie ir taip stengiasi gerai elgtis. Mhm. Jie rastų tame pritarimą ir palaikymą. Manau taip pat, kad jeigu tėvai skaitytų su vaikais šitą knygą ir vyktų diskusijos ir galbūt kažkoks ryšio ieškojimas su realiu gyvenimu, su realiom situacijom, tai irgi turėtų padėti vaikam perkelti tą jausmą, tą žinojimą, kurį čia gauna iš tos knygos į realų gyvenimą. O Tai jūs, manau, kad taip. o jūs pati versdama knygas jaučiat, kaip jūsų pačios pasaulėžiūra keičiasi nuo jūsų verčiamų tekstų? Manau, kad daugiausiai verčiu grožinę literatūrą, tai aš jos tikslą matau ne kad pakeisti, ne kaip kažkokią didaktiką, bet kaip
kaip meno kūrinį, kuris tiesiog teikia džiaugsmą, šildo širdį ir tikriausiai tai keičia, bet tai nėra taip apčiuopiama, kad kažkas, oho, čia taip nušvito akis ir sužinojo kažkokią naujieną. Tai yra tiesiog, kad širdį darosi erdviau, šviesiau, smagiau, bet negrožinės knygos tai iš tikrųjų keičia ir vat vieną dabar nesenai verčiau apie finansus, kur man visai atrodė svetima tema ir tie finansai, nu, tai yra kažkoks tai vargas, kurių visada trūksta ir dėl kurių reikia nuolat plūšti. Tai tas padėjo tikrai, ta knyga padėjo truputį kitaip pažvelgti ir šiek tiek atsipalaiduoti, kad tikrai nebūtinai taip visada turi būti, kad Mhm. galima šiek tiek kitaip tvarkytis gyvenimą. Arba psichologinės kai kurios knygos padeda dalykus pažvelgti kitaip, sužinoti kažką tai naujo. Tai iš dalies tai galėtų būti toks mažas įrankis žengti tuos žingsnelius keičiant savo mąstymą, manau. Manau, kad taip tikrai tas nebus apčiuopiama, bet tikrai jisai bus tas poveikis knygų skaitimo, bet kokiu atveju garantuotas. Tai ačiū Jums už tokį išsamų ir įdomų pokalbį. Labai dėkoju, kad prisidėjote prie tokios įdomios, truputį baugios knygos vertimo. Ir tai dar kartą ačiū ir pasimatysim kitose pokalbiuose.